Tai šiandien, Indrė, dar noriu pakalbėti ir kita tema apie darbo pokalbius, kas yra tikrai labai aktualu įvairiems kandidatams. Nepaslaptis, kad tie darbo pokalbiai vyksta tiek nuotolinio ar ne susitikimo būdu, tiek gyvai. Gal dabar norėčiau aptarti susitikimo per nuotolį, ar ne, tam tikrus niuansus, ką aš esu pastebėjusi ir iš savo patirties, ar ne, kalbant apie kandidatus. Tai kas yra teisinga, ar ne, pati žinau, kad turi ir savo pamokas, ar ne, būtent apie nuotolių vykstantį darbo pokalbį, tai manau, kad galėsi pasidalinti savo įžvalgomis. Tuo tarpu aš noriu pasidalinti savo patirtimi, kada kalbinu kandidatą ir žmogus prisijungia su įvairiais filtrais ir labai dailiai atrodo, čia galbūt labiau galioja moteriškai lyčiai, ar ne? Tai. Kaip tą traktuoti iš esmės, kai žmogus susideda filtrą, tu bendrauji su juo, dažnu atveju grožisi savo atvaizdu netgi pokalbio metu, yra buvę ir taip, arba pasisuka ten, tikrai matosi, kad tas filtras irgi išeina iš veido ribų. Ar reikėtų duoti pastabą? Klausimas yra toksai. Ir kaip apskritai reaguoti į žmogų, į kandidatą, kuris renkasi darbo pokalbiui tuos filtrus ir pristato save, sakysim, dailiau? Na taip, pirmoji klausimo dalis, ar reikėtų reaguoti, tai tikrai ne. Pastabų sakyti nereikėtų, nes pirmoji etiketo taisyklė, pati pirmoji, pati pamatinė, pati pagrindinė yra nekritikuoti kitų žmonių elgesį. Mes jų nepakeisim ir niekas nuo to nepasikeis, kad mes pasakysim kažkokią tai pastabą. Tai traktuoti galima kaip labai aiškią žinutę, nes žmonės, kurie darbo pokalbio metu dedasi filtrus, žiūri į save, nekoncentruoja dėmesio, tai pasakoja lygiai taip pat neverbaliai apie savo požiūrį, apie savo savivertę, apie tai, kaip jie koncentruojasi į užduotį, nes darbo pokalbio metu dėmesio išlaikymas, jis yra įspūdingai svarbus. Taip. Čia gal per stiprų žodį pavartojau, bet ypatingas dalykas, nes žmonės neįtikėtinai nefokusuoja dėmesio. Ir jie galvoja, kad jeigu aš sėdžiu už kompiuterio ekraną, negyvam susitikime, tai yra daugiau kas leidžiama. Bet iš tiesų tiek nuotoliniai, tiek gyvi susitikimai, jie nieko nesiskiria. Mes lygiai taip pat padarom pirmą įspūdį, mes lygiai taip pat save reprezentuojam. Mūsų kūno kalba lygiai taip pat matosi, taip mažiau, bet veido išraiškos, mimikos, rankos, mūsų apranga mus reprezentuoja. Ir faktas, tas svarbiausia dalis, tai, ką mes kalbam ir kaip atsakome į klausimus, tai tikrai taip ar gyvai, ar nuotoliu atsakom tą patį. Tai nuotoliniuose susitikimuose tikrai nereikia atsipalaiduoti ir galvoti, kad dabar tai pasirodysiu geriau negu galiu, nes vien tas, kad dėdiesi filtrą, vien kad galvoji, kad reikia atrodyti gražiau, pasakai apie save. Ir aš kaip sakau, kitų žmonių neetiškas elgesys, čia ne tiek, kiek neetiškas, čia tiesiog elgesys. Kitų žmonių elgesys pasakoja apie juos labai labai daug. Ne apie mus, kaip su mumis elgesi, bet jie patys apie save labai daug ką pasako. Aš esu savo praktiką irgi galiu pasidalinti, mačiusi ir su chalatu žmogų prisijungusi. Ir valganti, taip, nes nuotoliu, kaip tu ir mini, ar ne, leidi savo daugiau lyg atrodyti, ar ne, ir pamiršti tą ribą, kad nuo šio pokalbio priklauso, ar aš dalyvausiu tolimesnėme etape, ar aš gausiu šitą darbą, ar ne. Tai turim kandidatų, esu turėjus ir kurie rūkė elektrinę cigaretę, kur tikrai, sakau, ir su chalatu, ir jogurtą valgė šalia, ir šitas žmogus, tarkim, užsidėjęs filtrą. Tai žinutė kandidatam yra tokia, kad tikrai to nedarykit. Kuo svarbu pasirūpinti, tai geru apšvietimu, aiškiu garsu, fonus sutvarkytų, tai tikrai neturi būti ir nereikia ten dėti palmių visokių filtrų, lygiai taip pat namuose kiekvienas gali susirasti švarios sienos kažkokį tai kampuką, jeigu tarkim, nenori rodyti kažkokią tai namų kampo, bet net ir namai kartais nėra blogai, bet vis tiek fonas neturėtų blaškyti
pokalbio, kad tam fone neturėtų būti daugiau veiksmo, ar ten skalbiniai kažkokie, ar lakstantis vaikai, kai vyksta pokalbis. Tai jeigu neišeina tokios aplinkos pasidaryti už nugaros, tai tada gerai uždėti kažkokį neutralų filtrą. Na, tiesiog vieną spalvą ar blurą, taip, kad tiesiog nesimatytų, kas vyksta už nugaros. Bet tie visi blurai ir fonai, jie šiek tiek blaško. Lygiai taip pat, nes matosi, kad nėra natūralus vaizdas ir tada akis šiek tiek kitaip priima tą. Nu, yra toks lyg ir mažas niuansas, gal jisai nelabai svarbus, jeigu viskas ten teisingai padaryta ir tai yra tiesiog uždėta balta spalva. Bet irgi vis tiek tas žmogaus kontūras, jis toks, nėra tas natūralus toks vaizdas. Tai jeigu tik įmanoma, geriau daryti kuo natūraliau ir svarbu, kad matytųsi aiškiai ir girdėtųsi aiškiai. Kai ateini į gyvą darbo susitikimą, ar ne, į pokalbį, tai viskas aišku, tu ir esi vienas, kai vyksta nuotoliu susitikimas, tai ir mano praktikoje yra pasteikę katinas įlenda į foną, vaikas įbėga, atsidaro duris arba verkia kažkur fone, ar telefonas skamba, žodžiu, žmogaus kandidato, tai kaip tada tokiais reaguoti, aišku, ne tam žmogui, kuris tą pokalbį inicijavo, ar ne, bet pačiam kandidatui. Ar pulti vyti, ar vaikas, jeigu verkia ar ne, tai vis tiek turi nueiti pas jį. Taip. Kaip tada reikėtų tinkamai tą iškomunikuoti? Aš kaip sakau, kadangi visi supranta, kad susitikimai nuotoliu, jie ne visuomet turi ramią aplinką, į kurią niekas neįsiverš ir tas žmogiškasis faktorius, jis nėra nieko blogo. Ir mes matėme ypatingai karantino metu, kiek buvo visokių fiaskų ir tikrai rimtų pareigūnų pokalbėse ir tiesioginėse transliacijose ir viską. Ir tai kaip tik gal sukuria tokį artimesnį ryšį, jeigu ta reakcija yra tinkama. Va, kaip sakai, kaip reaguoti, tai pirmiausia, nereikėtų panikuoti ar sakyti, čia, o dieve, ten pultės užrašinėti, ten šokti į raudonumus ir ten, kad kažkas tai čia įvyko. Nieko čia neįvyko, kad tas katinas atėjo gerai, pasisadinė ant kelių, padėdė ant žemės, jeigu vėl lipam gerai, dabar šnekėsim su katinu ir niekas to neatsitinka. Kaip tik kartais, sakau, tas ryšys toksai žmogiškesnis susikuria ir gyvenimas, aš kaip sakau, lengviau bendraut pasidaro, tas toksai oficialumas nueina. O tarkim, kaip mums buvo mūsų pokalbio labai geras pavyzdys, kaip aš užsikosėjau nevaldomai, neturėjau tiesiog ką daryti. Tai irgi yra gyvenimas, dėl to nervuotis nereikia. Jeigu tai trunka ilgiau negu, 30 sekundžių, kai tarkim katiną padėti, ten tikrai nereikia pulti išsijunginėti kamerų ar ten mikrofonų, bet jeigu taip atsitinka, kad vaikas pradeda verkti ir reikia jį nuraminti, tai reikėtų bent jau išjungti mikrofoną. Tada išsijungi mikrofoną, nueini, grįšiu ten po 5 minučių arba po 3 minučių, kažkiek. Kad nereikėtų tam kitam žmogui viso to matyti ir klausyti. Jeigu iš kameros neišeina išeiti, nes dažniausiai mes atsistojam ir paliekam tiesiog tuščią vietą, tai nieko tokio. Taip. Svarbu išjungti mikrofoną, bet kartais verta išjungti ir mikrofoną ir kamerą. Ir tiesiog pasakyti, kad tuoj grįšiu ir sugrįžus į ne į eterį, o kaip į ekraną, padėkoti už kantrybę, už supratingumą, kad ačiū ir tęsiam pokalbį. Neužtrukti ties tą situaciją, nes nei vienas, nei kitas smagiai joje nesijaučia ir kaip ir nėra ten ką aptarinėti. Taip. Kad ten labai atsiprašau, kitas sako, ne, tai viskas gerai ir ten Tiesiog ačiū už kantrybę, koks buvo kitas jūsų klausimas, tęsim pokalbį. Tai čia pakalbėjom apie nuotolį, ar ne, susitikimus. Kalbant apie gyvus susitikimus, gyvas situacijas irgi ištinka įvairių dalykų. Man pačiai teko tikrai turėti interviu, pokalbį su kandidatais, kai tu matai irgi, ar paspringsta gerdamas vandenį, ar ne, arba reikia suprasti, kad darbo pokalbis visada kelia žmogų įtampą, ar ne? Ir ne visi žmonės yra linkę galbūt arba moka su tą įtampą susitvarkyti. Ir tu, kada matai žmogų, matai, kad jis jaudinasi, kad jo kūno kalba tą išduoda, ar ne? Ir tu matai ir tikus, kurie atsiranda, matai prakaitavimą, girdi pilvo gurgimą.
drebėjimą kažkokį ar ne, arba mikčiojimą, kaip tada, arba ten būna nuo streso išberia ar ne, ta prasme matos tokie kaip ir raudoni plėmai. Kaip tada pasistengti galbūt, ar nereaguoti reikėtų į tą žmogaus kūno kalbą ar ne, tam pačiam, kuris kalbina kandidatą, ar pats kandidatas, žinodamas, kad jam kelia stresą ar ne, tas gyvas susitikimas su darbdaviu, kur sprendžiasi tikrai labai reikšmingi klausimai, turėtų kažkaip iš savo patirties pasirūpinti, ar tai servetėliam, ar tai kažkokia kita apranga, o gal jis turėtų įspėti darbdavį, kad, na, tarkim, tai, kad man trukčia akis, yra mano reakcija dėl to, kad aš jaudinuosi ar ne, kaip tokiais atvejais reikėtų tame gyvame susitikime, darbo pokalbyje abiem pusėm jaustis, kad nebūtų to nepatogumo. Taip. Na taip, gerai, tai pradedam tada nuo kandidatų. Tai kiekvienas žmogus jau žino savo kūno reakciją į stresą. Ir tarkim, tuo atveju, kai muša raudonom dėmėm, tai tuomet reikėtų pagalvoti apie savo aprangą. Gal užsidėti kažką aukštų kaklu, šiek tiek daugiau makiažo, kiek saikingai, bet vis tiek gal kažkokį stipresnį, kad tai taip ryškiai nesimatytų. Apie įvairiausius tikus labai šiaip geras pastebėjimas, kad žmogui žinant tai, galima apie tai informuoti iš anksto, kad darbo pokalbis vis tiek visi supranta, kad nėra labai lengva situacija, kad man nuo streso, nuo įtampos man pradeda trukčioti akis, tai norėčiau, kad tai ignoruotumėt, šitaip turi būti ir nieko čia to. Tai reikėtų visgi šitą dalyką pasakyti, ar ne? Aš gal sakyčiau, ne 100%, jeigu tai nėra, kad tikrai taip bus, bet jeigu taip atsitinka, netgi galima stabdyti pokalbį ir kalbinantis žmogus irgi turėtų padėti žmogui nusiraminti turbūt, ar ne? Ne tiek, kiek nusiraminti, bet laisviau šiek tiek jaustis, nes darbo pokalbiuose stresą daugiausiai kelia, kad mane vertins ir man tai yra nesaugi aplinka. O saugumas yra sukuriamas ir atkartojant kūno kalbą ir leidžiant žmogui, tie pasmaltokinti, kažkokie įvesti jį į tą pokalbį, kad nepulti jo su tais kontraklausimais visokiais ir netikrinti jo, bet leisti jam šiek tiek apsiprasti aplinkoje. Nes vis tiek darbo pokalbį dar suveikia ir mūsų tai driežo smegenis, kai mes naują aplinką vertiname, ar mums čia yra pavojus ar ne. Ir jeigu mes toje aplinkoje pabūnam, atsipalaiduojam, daug geriau sekasi pokalbis. Tai kai jau matosi, kad kandidatam, kurie tikrai turi fizinių kažkokių tikų, ar ten, tikrai, ten žarnos ten sukasi ir visas choras pasidaro, galima paprašyti, kad ar galėčiau 5 minutėm nueiti į tualetą ir grįžti į pokalbį. Tas, kuris kalbina, į tai turėtų labai sureaguoti ramiai ir neparodyti, kad čia kažkas tai labai blogo, bet kaip tik paskatinti žmogų, kad aš galiu jums atnešti vandens, jeigu norit, gal jūs norit arbatos, arba galiu padaryti, kol jūs būsit, aš galiu jums paruošti arbatos, gal jūs norėtumėt, arba gal jūs norėtumėt, kad atidaryčiau langą. Ta išreikšti rūpestį, nes kai žmonės pajaučia, kad jis rūpinasi, kad jos kreipia dėmesį, jie irgi šiek tiek atsipalaiduoja, kad gerai, čia man saugu. O kai tas saugumo jausmas atsiranda, tada atsiranda toksai ir lengvesnis pokalbis ir tada ir stresas šiek tiek nueina. Nes stresas yra nuo nežinomybės, nuo baimės tos. Tai čia tokių abiejų pusių sąveika turėtų būti, kad tiek vienas ne visiškai gal įeiti į tą stresą ir kita pusė. Aišku, kandidatai dažniausiai apie tai negalvoja, nes tas stresas ten užblokuoja viską, ką įmanoma. Ir čia dar man čia prašyti išeiti, tai čia vis matęs jau tikrai nepriimsi darbą. Tai va, būtent tos mintis ir paskui pradeda galvoti ir jau patys save nusirašo, ką aš matau pokalbio metu, kada prasideda visa to kūno reakcija. Taip, bet būtent iš kalbinančiojo pusės galima tai panaudoti atvirkščiai, kad tarkim, matant, kad žmogus jau tikrai įėjęs į visišką stresą, galima stabdyti pokalbį ir sakyti, aš turiu 5 minutėm išeiti, aš jums galiu įpilti vandens, atidaryti langą, jūs pasveikit ir mes grįšim, pratęsim pokalbį. Tai vėlgi galima žmogui šiek tiek padėti, jeigu matot, kad tas kandidatas vertas to pokalbio, nes jeigu ten stresuoja ir mano, kad tikrai netiks tai pozicija, tai tiesiog gal baigti pokalbį geriausia ir nekankinti to žmogaus.
Bet jeigu matot, kad potencialas yra ir tiesiog stresas valdo, tai padėti žmogui pačiam išeiti, šiek tiek leisti atsipūsti ir kad jis to nesuprastų. Nes tas rūpestis žmonėmis, jisai geriausiai veikia, kai tai nėra kaip paguodos ženklas, kad arba aš matau, jūs labai stresuojat, tai gal čia duokite vandens įpilsiu, bet tiesiog aš pati norėčiau atsigerti, ar jūs norit vandens. Na, tokia per savo prizmę ir tą žmogų įvesti. Ir būtent tas toks familiarumas, kad mes čia labai gerai kalbam, bet aš žinokit noriu atsigerti, aš nueisiu įsipilsiu. Gal ir jums, gal jūs iš vis arbatos paruošti. Ir tas toks draugiškumas irgi žmonės šiek tiek atpalaiduoja, kad gerai, čia ne monstras čia su manęs. Taip. Irgi žmogus. Nes žmogiškumo faktorius tiesiog žmonės atpalaiduoja. O darbo pokalbės jisai ateina paskutinis. Taip. Tai aš gal pasidalinsiu, ar nuotoliu irgi taip pat būtų galima padaryti, ar reikėtų tada, tarkime, prašyti susijungti vėliau. Kaip tada, jeigu nuotoliu, nes aš tikrai atsimenu iš savo patirties, kalbinau kandidatą nuotoliu ir tikrai matėsi ir akis, ir veidas, viena pusė net pradėjo trūkčioti ir žmogus. Pats tą jausdamas jau bandė laikyti savo ten, žodžiu, ir kūną, kad tik tai nebūtų transliuojama. Ką tada tokiu atveju, ar bandyti stabdyti pokalbį, kai būtų geriau, aišku, iš esmės čia ir psichologai galėtų kalbėti šitą klausimą. Norėjau sakyti, kad gal čia mano kompetencija šiek tiek trūksta, kaip tą žmogų išvesti būtent, ar geriau stabdyti, nes čia vėlgi dviprasmiškai, nes jeigu stabdai ir perkeli pokalbį, tai tą stresą tiesiog atidedi. Ir vis tiek bus greičiausiai tas pats. Ir vis tiek bus tas pats. Taip. Tai galima, aš dabar net galvoju, galima pasiūlyti išjungti kameras kuriam laikui. Šiaip irgi yra variantas, kad matant, kad tikrai žmogus nesusitvarko, kad jūs galite, jeigu jūs norite, jūs galite išsijungti kamerą ir mes galim tęsti pokalbį. Gal bus tiesiog taip ramiau. Aišku, tas akcentavimas, kad aš matau, kad tu stresuoji, irgi darbo pokalbis nėra labai geras, bet pasiūlyt taip iš geranoriškos pusės, kad viskas gerai, tarkim, mūsų pokalbis puikiai vystosi, jeigu jūs sutinkat, išjungiam kameras ir tęsiam pokalbį. Superinis patarimas tikrai. Na, aš galvoju, nes iš tos psichologinės pusės, sakau, man tikrai trūksta kompetencijos pakomentuoti, kaip tą žmogų išvesti iš tos situacijos, bet iš etiketo pusės jam reikėtų sukurti kuo lengvesnę tokią aplinką. Ir sakau, etiketas yra dėmesys rūpestis ir dar labai galima komplimentų sakyti. Darbo pokalbį, jeigu žmogus pateikia gerą atsakymą, gražiai kalba, laiku atėjo, kažkaip gerai mintis dėsto, tą pagirti. Padėkoti. Ir padėkoti, ir pagirti, kad man labai patinka, kaip jūs kalbat, labai gražiai dėstot mintis, labai aiškiai atsakoti klausimus, arba su jumis labai malonu ir lengva bendrauti. Tokie komplimentai vėlgi nuima tokie, viskas gerai, aš čia gerai varau, man čia sekasi. Taip, nes komplimentų dažniausiai per pokalbį žmonės nesusilaukia ir jie išeina ir galvoja, aš nežinau, kaip aš pasirodžiau. Taip, ir laukia to grįžtamo ryšio tada iš organizacijos. O grįžtant dar prie tų gyvų pokalbių, jeigu žmogus vėluoja į susitikimą neplanuotai, nes įvyko avarija ar ne, kamščiai kažkokie ir panašiai, ir mato, kad tikrai greit nepajudės, ką turėtų komunikuoti darbdaviui, ar prašyti perkelti, ar, aišku, informuoti, kad vėluoja ar ne, kad atsitiko tokie neplanuoti dalykai, bet ar perkelimas, ar tiesiog paprašyti palaukti, koks tas variantas būtų tinkamiausias? Pirmiausia, tai iš vis skambinti ar rašyti, čia kokią priemonę, kaip bendraujama, ir sakyti, kad man atsitiko taip, aš matau, kad dabar mes turim technologijas, kurios rodo, kiek laiko mes užtruksim kamštį, apytiksliai man rodo, kad aš vėluosiu ten pusvalandį. Ar jūs turit galimybę mano pokalbį suplanuoti dienos eigoje kažkur vėliau, ar sukeisti, ar manęs palaukti, jeigu tai yra vienas pokalbis per dieną, ar jums tai tinka. Jei ne, tuomet ar galime mes jį perkelti. Bet iš karto, kai tik matom, kad vėluojam, iš karto komunikuojam, kad man taip atsitiko ir ar jums tinka palaukti, ar perkeliam į kitą dieną. Lygiai tas pats ir iš darbdavio pusės, kad jeigu matom, kad ten nusikelia
pokalbiai, nes tas laiko nesiekimas, jisai dažniausiai žmonės labai ir erzina, ir išbalansuoja, ypatingai tie, kurie kandidatuoja į aukštesnės pozicijas, jie išbėga iš darbo, turi tik tam tikrą laiką ir tada ten reikia dar pusvalandį laukti, tada ten pokalbis ilgiau užsitęsia, na ir toks tiesiog nepagarba laiko ir už etiketo, verslo etiketo pusės tai irgi yra bazė tas punktualumas ir pagarba laikui. Tai vėlgi, tai valdoma ir viskas organizuojama tik komunikacijos pagalba. Čia kitaip niekaip. Nes tos situacijos mes nežinom, kada ir kaip įvyks, bet žinom, kaip galima apie tai šnekėti. Pagrindinės apibendrinant dabar tokias kokias 3 taisyklės tiek gyvam, tiek nuotoliu darbo pokalbiai. Kas yra svarbiausia iš etiketo pusės, į ką reikėtų atkreipti dėmesį kandidatui? Punktualumas. Pirmas įspūdis. Ir 10 noriu vardinti, dabar galvoju, kuris čia ten. Bet laikas ir pirmas įspūdis yra visiškai bazė. Gali 2 tada. Tai aš sakyčiau, kad vis tiek apie kompetencijas visi skirtingai šneka. Kaip elgiasi darbo pokalbio metu, irgi visi skirtingai. Bet tą laiką ir pirmą įspūdį visi gali suvaldyti. Nes čia galioja ir nuotoliui, ir gyvam. Nes gyvam prisideda dar ir pasisveikinimas tinkamas, ten nesiveržimas į svetimą erdvę kaip šeimininkui. Vis tiek toks palaukimas, ne komandų, bet kvietimų. O nuotoliu tiesiog pokalbis prasideda, tai gerai, paliekam 2. Gerai, ačiū tau labai.